aspektas apie Molotovo-Ribentropo paktą ir Antano Smetonos nusikalstamas bailumas tiek Lietuvos valstybės, tiek lietuvių tautos atžvilgiu. 1939 metais, rugpjūčio 23 dieną, buvo pasirašyta Sovietų sąjungos ir nacistinės Vokietijos nepuolimo sutartis. Po savaitės, 1939 m. rugsėjo 1 dieną, kilo Vokietijos-Lenkijos karas. Hitleris, vos pradėjęs karą prieš Lenkiją, pasiūlė Lietuvai unikalią galimybę susigrąžinti Vilnių ir Vilniaus kraštą savo jėgoms, jei reikia su Luftwaffe pagalba, nes, kaip puikiai žinome iš istorijos, tuo laikotarpiu Vilnius ir Vilniaus kraštas buvo aneksuoti Lenkijos. Ką padarė Antanas Smetona, gavę šitą pasiūlymą? Ir dar prie jo buvo pridėta, kad Hitleris labai jaustų dėkingumą už šią pagalbą jam. Ir mainais, kaip kompensacija už Klaipėdos kraštą, atrėžtų nuo Lenkijos milžiniškas ne tik Vilnių ir Vilniaus kraštą grąžintų Lietuvai, bet atplėštų dar nuo Lenkijos teritorijos dar didesnį pyrago gabalą Lietuvai. Mainais, kad jinai jungtųsi į karą prieš Lenkiją. Ir Wehrmachtas, Hitlerio karinės pajėgos, ėjo per Lenkiją kaip peilis per sviestą. Lenkai niekaip nebūtų atsigynę. Buvo pilna šansas savo jėgom, didvyriškai, Max su Luftwaffe, Vokietijos oro pajėgų pagalba atsiimti Vilnių ir jo kraštą. Smetona atmetė šį pasiūlymą ir laikėsi neutraliteto. Kas sekė toliau, visi žinom. 1939 metais sovietai padovanoja Vilnių, beje, po šiai dienai jie visam pasauliui skelbė, kokie lietuviai nedėkingi, mes jiem Vilnių padovanojom. Nu ir kas toliau sekė? Sekė visiška Lietuvos okupacija, o patriotas bailys Antanas Smetona numeris 1, kuris atmetė šį pasiūlymą, kuris leido okupuoti Lietuvą 1940 metais, į okupantą nepaleidus nei vieno šūvio, pabėgo palikęs Lietuvą ir lietuvių tautą likimo valiai. Bent simbolinį pasipriešinimą būtų, o čia buvo suvaidintas spektaklis, kad lietuviai patys norėjo Stalinui į glėbį. Ir galvojat, kad, žinau, dabar šita mūsų oficiali versija pasakys, ne, būtume priėmę Hitlerio pasiūlymą, mus būtų Hitleris absorbavęs į Reichą. Tai jau net lietuvių kalba išėjo Vilkipedijai, Melopedijai, išėjo straipsnis apie tokią Slovakijos Respubliką. Pavyzdžiui, šiuolaikinėse istorijos vadovėliuose rašoma visur juodu ant baltų. Hitleris aneksavo Čekoslovakiją, o tai yra netiesa. Hitleris aneksavo tik Čekiją, o Slovakijai atkūrė visišką nepriklausomybę. Jisai rašė, taip, Mein Kampf, knygoje Mein Kampf jis rašė apie gyvybinę erdvę, apie plėtimąsi, bet turėkit omeny, Hitleris parašė Mein Kampf, nebūdamas valdžioje 10 metų iki paimant valdžią, ir dar jinai parašyta 1924-1925 Mein Kampf. Tai Hitleris paėmė valdžią tik 1933 metais, o karas prasidėjo 1939 metais. Viskas pasikeitė, žmonės keičiasi, didžiulis laikotarpis. Taip ir pasikeitė Hitlerio nuomonė daugeliu klausimų. Ir galėjom išlaikyti nepriklausomybę. O čia dabar nacionalistai garbina tą Smetoną, tą bailį, beginklius 4 komunarus, apgautus žmonės, kurie tikrai tikėjo tą komunistinę ideologiją. Geri vyrai apkaltino nekaltai perversmų, sušaudė. O čia, kada Stalinas puikiai žinojo, ką daro, jis puikiai žinojo, jo tikslas buvo sunaikinti visas praktiškai tautas, išskyrus vieną tautą. O jeigu kas kalbės apie holokaustą, tai pasidomėkit. Būtų net išvengta holokausto, būtų Lietuva pripažinta hitlerinės Vokietijos pilnavertė sąjungininkė ir būtų kaip su Italija. O su Italija buvo taip žydų klausimų. Hitleris atvirai Musoliniui sakė, man nepatinka tavo politika žydų klausimų, kad tu jų nerepresuoji, bet aš ją nesikišiu, čia tavo reikalas. Ir viskas. Tai va, niekada neduokit baimiai kelio.